Tai šiandieną mes susitinkame su Egle, gerbiama gydytoja, Klaipėdoje dirba ir turi savo įkūrusi kliniką, turbūt tuoj startuos Klaipėdoje kliniką. Ir mes bendraujame ir truputėlį bendradarbiaujame, tai vat šiuo metu yra Vilniuje trumpom turbūt su šeima atostogom. Taip, pabėgusi nuo rutinos ir susitikusios galvojom pasidarysim tokį trumpą pokalbį apie šiai dienos vieną iš pagrindinių problemų odos – pigmentaciją. Tai yra procesas, kuomet specializuotos odos ląstelės melanocitai kaupia savyje pigmentą melaniną ir tos ląstelės kaupiasi odos audiniuose, pačioje odoje ir kuomet mes pradedam stebėti pigmentaciją, tai reiškia, kad toj vietoj yra daugiau susikaupę pigmento. Ir dabar dėl ko taip atsitinka, tai jeigu mes kalbam apie senėjimo visą tą procesą, tai jis yra ilgalaikis ilgalaikį, turbūt, kol mes pamatom, turbūt tai nėra įgaunama. Tai yra lėtinis procesas, galim sakyti taip, tai yra lėtinis procesas dažniausiai dėl ultravioletinių spindulių poveikio, nes ultravioletiniai spinduliai prasiskverbia pro odą, jie skatina šį procesą, būtent to melanino sintezę. Tai turbūt, kad ne vien tik mes saulės poveikį turime kaip įgautą pigmentaciją, bet turbūt ir nepameluosiu sakydama, kad visi mūsų senėjimo procesai greitėja, jo labiau ir ko pasekoje mes gauname visas ir dehidratacijas, raukšles. Taip. Ir labai didelę dalį liūto irgi taip pat dalį lemia laisvieji radikalai, kurie irgi lygiai dėl tų pačių ultravioletinių spindulių susidaro ir paveikia odos sluoksnyje esantį kolageną ir elastiną ir dėl ko oda greičiau suglemba, susiraukšlėja. Tai tie, sakyčiau, yra kompleksinė priežastis odos senėjimo. Tai pirmiausiai ultravioletiniai spinduliai. Duokim jiems pirmą vietą. Taip pat yra gyvenimo būdas, mityba, ligos, autoimuninės ligos, uždegiminės ligos, būklės po tam tikrų ligų, kaip aknė būna būdinga tokia, yra būdinga postuždegiminė hiperpigmentacija vadinama. Taip pat įvairūs galėtų medikamentai sukelti hiperpigmentaciją, kaip kontraceptikai, hormoninis fonas, nėštumas. Tai visos šitos priežastys ir jos turbūt gyvenimiškai labai dažnos yra. Taip. Sakyčiau, kas antras susiduria su šita arba susidurs su šita problema. Šie tyrimai rodo, kad bent jau tiek analizuoju, tai iš esmės mes jos jau minimaliai visi turime, o ateitis tai bus tokia, kad kiekvienas turėsime. Taip, ir galbūt gal kažkas nesureikšmina, paskui sureikšmins, tiesiog būna, gal kažkam yra neaktualu hiperpigmentacija ir jos tiesiog nepastebi, bet su laiku yra vis tiek tendencija tokia, kad žmonės vis labiau rūpinasi savo odos sveikata ir stebi procesus, kokie vyksta jų odoje ir ją stebi aktyviai. Tai turbūt, kad iš esmės tai ta pigmentacija, daugelis taip, kaip čia įsivaizduoja, kad tai yra tik tai spalvos pakeitimas odoje ir taip toliau, bet kalbant apie simptomas. Bet iš esmės tai yra jau odos senėjimas, jau jinai negeba turbūt atsistatyti, regeneruotis. Tai jau, sakyčiau, padarinys. Taip, padarinys ir dažniausiai, jeigu, nes labai lengvai visi žiūri, kažkam nesureikšmina, kad čia, aš nekreipiu, kad tai spalvos pakeitimai, bet tai yra ir mūsų odos sveikata, reiškia, oda yra nusilpnintas odos imunitetas, kuris nebegeba, kaip sakyti, regeneruotis, atsistatyti. Ir jeigu dažniausiai pasibės, kad jeigu jau yra pigmentacijos sutrikimas, greičiausiai pasibės ir besiformuojančias raukšleles, mažesnės ar gilesnės. Tai yra čia toks kompleksinis pakankamai. Ir dar nepaminėsiu, tai ta pigmentacija turbūt
Apgamai vienas iš tokių yra dar, vienu žodžiu, kur per daug mes nepaslėpsime ir jie labai, kaip sakyti. Taip, iš tikrųjų tų pigmentacijų sutrikimų jų yra labai daug, čia iš tikrųjų labai plati yra tema. Mes čia labiau išskiriam tą tokią senatvinius tam tikrus pakitimus, lemiamus amžiaus. Apgamai čia yra jau tam tikra kita grupė pigmentacijos, tai yra jau navikas. Tai yra navikas, jie būna melanocitiniai, nemelanocitiniai odos navikai, odos vėžiai taip pat. Tai bet čia biškai žodžiu, tai va, tai aš noriu privesti prie tos išvados, kad reikia stebėti ne vien tik tai spalvos pakitimą, reikia analizuoti aplamai, kas darosi, kokie pokyčiai su oda. Apie tai, kad kokie pokyčiai su oda, kad vienu žodžiu mes turime ant kūno, ne vien tik ant veido ir ant kūno, dar ir apgamų, kad reikia vienu žodžiu saulė tikrai. Tai iš tikrųjų paprasčiausias organas iš tikrųjų yra oda, kaip yra didžiausias organas oda, bet ir to pačiu paprasčiausias, kad mes plika, labai daug dalykų galim identifikuoti ir pastebėti. Tarkim, kitų organų mes taip gerai negalim matyti ir vertinti. Tai taip natūralu, kad žmonės geba šitą organą vis labiau prisižiūrėti ir žiūrėti, kas jame vyksta. Taip vienareikšmiškai negaliu pasakyti, nes labai viskas priklauso nuo klinikinio atvejo. Raktinis žodis yra kompleksiškumas. Tai į tai sueina gydytojo dermatologo didelis vaidmuo. Jisai gali ką pasiūlyti iš savo pusės. Tai yra lazerinės procedūras, intervencijos, tokias kaip PRP, PRF, IPRF, mezoterapijas, lazerinės procedūras, tokias kaip frakcinį lazerį, taip pat injekcijas, IPRF arba PRP. Regeneracinė medicina šiaip yra labai universali, turi daug indikacijų, tos pačios PRP ar IPRF injekcijos, tačiau pigmentacija yra viena iš tų indikacijų ir tikrai padeda stabdyti hiperpigmentacijos visą procesą. Kas dar yra labai svarbu ir norėčiau akcentuoti dermatologo bendradarbiavimą su kosmetologu. Kosmetologo vaidmuo taip pat čia yra labai svarbus. Kuo daugiau dirbs kosmetologas su pacientu, su tokiu pacientu, tai tuo rečiau jam reikės pas dermatologą eiti brangių procedūrų, dar brangesnių procedūrų, kurios kainuoja porą šimtų ar keli šimtus eurų. Tai labai skatinčiau aš kolegų kosmetologų tokį aktyvų bendradarbiavimą ties šiais pacientais. Kartais būna tokie nusistatymai iš klientų turbūt ir iš pačių specialistų, kad tarsi, kaip sakyti, nesusilipdo viskas į vieną, nes tarsi dermatologai kartais visos pozicijos ir taikomi gydymai labai vienu žodžiu, kaip čia kraštutinai skiriasi. Ne gydymai, bet vienu žodžiu nuomonės gal. Tai turbūt, kad mano irgi atrodo, kad nuomonė, kad tas bendradarbiavimas turbūt labiausiai, kaip ir mes kalbėjom ir prieš tai čia keletą minučių, kad labiausiai turbūt klientas išlošia, kada vardant to sėkmingo rezultato. Tai dermatologas, kosmetologas eina koja kojon. Tai taip turi būti. Tiesiog taip turi būti vienareikšmiškai ir mes to turime siekti. Ir nes iš to tai laimi visi. Laimi pacientas, laimi specialistai, nes vieni kitus palaikom, vieni kitus vertinam. Tai turbūt, kad visos, kaip sakyti, susijungia stipriosios pusės, dermatologija, vienu žodžiu, kosmetologija, visas namų priežiūra, ir tada mes gauname rezultatus. Šiai dienai kosmetikos pasiūla jinai yra labai gera, iš tikrųjų daug yra gerų priemonių ir genialių ingredientų. Reikia ieškoti ingredientų tiksliniai šiai problemai, tai yra anti-agingo prevencijai vykdyti ir tą puikiai šiai dienai padeda daryti namų sąlygomis kosmetikos priemonės. Tokios kaip retinolis, kaip reneksano rūgštis.
kaip niacinamidas. Ir tiesiog kuo daugiau įdės pats žmogus įdirbio į savo odą, tuo jam rečiau reikės pas kosmetologą, tuo jam rečiau reikės pas dermatologą, jau tų labai radikalių procedūrų. Tai išskirčiau pagrindinės 3 šių priežasčių grupės. Tai pirma priežastis prieš vėžinę profilaktiką. Yra įrodyta, kad SPF apsauga padeda apsisaugoti, sumažinti riziką vėžinio susirgimo. Antra priežastis prieš laikinio raukšlių formavimosi stabdymui reikalingas SPF priemonės, nes ultravioletiniai spinduliai, jie praeidami pro odą sukelia laisvųjų radikalų formavimąsi. Ir to pasekoje yra pažeidžiamas elastinas, yra pažeidžiamas kolagenas ir dėl to oda suglemba ir tiesiog greičiau sensta. Ir toliau trečioji grupė tai būtų būtent su mūsų taip plačiai dabar aptariama tema, problematika, tai yra pigmentacijos stabdymą. Supratau. Tai reziumuojant, vienu žodžiu, ta pigmentacija šiai dienai yra turbūt apibrėžimas, tai ne vien tik tais, vienu žodžiu, įgautas ten pakitimai spalvos odos, bet tai ir vienu žodžiu, įgaunam ir kitas problemas ir ligas odos galime gauti, taip, nes nesisaugodami nuo saulės. Ačiū labai už tokį malonų pokalbį, Jolanta. Ačiū už pakvietimą.